Sveiki visi. Taigi, sekančios investicijos laukia. Filmuoju dalį video, galima sakyti, per pietus, dalį filmuosiu vakare, grįžęs po darbo, nes taip gaunasi, kad sugalvojau nupirkti keletą ETF fondų, tiesiog noriu juos prasitestuoti, pasižiūrėti, kaip jie promoutins ir, kaip sakant, kaip eisis su jais. Ir aišku, taip pat noriu nupirkti keletą Brazilijos, kaip sakant, bankų firmų akcijų, bet jos, aišku, galėsiu nupirkti tik tai vakare. Todėl video iš dviejų dalių. Dabar filmuoju per pietus tą, ką pirksiu ETF-us, tai vat nusižiūrėjau keletą tokių ETF-ų. Tai vat, bet trumpai tariant, tai vat imsiu šitų akcijų porą pozicijų ir tada bandysiu į shares SP500 imti standartinį. Tada irgi SP500 tik tai tam ETF akcijos išskirstytos lygiomis dalimis, tai nėra taip kaip standartiniam klasikiniam SP500, kur, pavyzdžiui, tos, kur yra top 10, ten top 100, jų kiekis yra tam fonde didesnis, o santykinai, kurios jau yra top šito 500 gale, tų kiekis yra mažesnis. Tai čia yra tas klasikinis, o čia yra tas neklasikinis, kur, kaip sakant, visų nesvarbu, ar tu 5 vietoje, ar tu 305 vietoje, sumos kaina tam fonde bus lygi. Ir kaip, jeigu kažkuri akcija tam SP500, pavyzdžiui, stipriai užkyla, tai kas ketvirtį būna akcijų tos peržiūros ir fondas taip įvyksta relokacija, tai yra tos, kurios akcijos stipriai išbrango, dalis jų būna parduodama, kad sumažinti iki to reikiamo kiekio fonde akcijų kainos, o tos, kurios, tarkim, pakrito ar ne taip greit augo kaip kitos, tai tiesiog tada tų akcijų daperkama. Tai va tokia relokacija lėšų vyksta. Tai va pabandymui pabandysiu ir tokį paimti, pažiūrėti, kaip jisai promautinsis, kaip sakant, bendram krepšelį, ir taip pat paimsiu šiek tiek technologijų. Tai va, tai kaip matom, aišku, visi šitie dabar fondai yra, viskas kyla viršui kaip ir. Aišku, čia yra vienos dienos grafikas, jeigu paimti mėnesio grafiką, tai visur matom, kad visi šitie jie kyla į viršų, bet su tais ETF-ais taip yra, kad viskas su laiku kyla. Vat vienų metų grafikas, SP500 toks matom, dabar žinom, kad aukštumose irgi šitas irgi yra, taip, biškai aš kažkur save kitur įtemsiu. Tai va šitas irgi matom, kad irgi, nors jisai, kaip suprantu, tik tai gaunas, kad dar kažkiek tai dienų paleistas šitas ETF-as, todėl kreivė maža, bet irgi viršų pabiški šauna ir, aišku, technologijas. Tai va, tai ką bandom. Pirmą gal klasikinį paimsiu. Beje, kaip žinot, buvau tada 100 eurų įsimetęs, tai dabar aš esu įsimetęs dar 200 eurų. Ir taip, bandom. Kadangi bus 5 pozicijos, tai tą 200 eurų dalinu į 5 pozicijas, tai gaunasi po 40 eurų. Tai va, tai klasikinis SP500. Bandom žiūrėti ir bandom pirkti. Tai vat, užsakymą pasiunčiau. Tada įmam tą, kaip sakant, kur lygiom dalim 500 irgi pabandom. Ir tada bandom technologijų. Irgi už 40 paimti. Ir tiesiog įdomumui pažiūrėsim, kaip tie ETF-ai promoutins pas mane. Tai va, tai kaip ir pietų pirkimą įvykdžiau, šitos visus 3 ETF-us pasiėmiau, o vakare tada pirksiu būtent Brazilijos bankų. Dėl ko mane domina Brazilijos bankai, tai yra tai, kad pasidomėjau, pasižiūrėjau, pasirodo šitų bankų akcijos, nežinau, ar čia Brazilijos toksai niuansas, ar čia būtent šitie bankai taip yra, kad jie kiekvieną mėnesį, tai yra mėnesiniai dividendai, būtent kiekvieną mėnesį išmokami dividendai ir dar kas kažkiek laiko, ten kas pusę metų ar ten kas ketvirtį, dar būna dar papildomai tie dividendai išmokami biški didesni. Tai visai taip įdomu, kai irgi kiekvieną mėnesį gausi šiek tiek tų dividendų. Todėl irgi kaip ir visai įdomu išbandyti šitas akcijas, tuo labiau, kad Banko Bradesco, kaip matom, yra metų bėgyje, irgi dabar, kaip sakant, aukštesniam tam lygi, bet pagal maksimumą, pagal visą laikotarpį matom, kad irgi yra kreivė ta tokia biški žemėjanti, akcijos atpigė, tai tikrai aš nepirku kažkokiai bent akcijų.
Aišku, firma Itau Unibank Holding, kaip sakant, yra biški kitaip. Čia matom pagal maksimalų laikotarpį, tai vat kelių metų bėgė, kad šito akcijų kaina yra praktiškai aukštumoje, galima sakyti. Nu, bet tai nėra kažkokios didelės kainos, todėl tiesiog pabandysiu krepšelį įsimesiu brazilietiškų bankų akcijų ir tai padarysiu vakare. Taigi, vakaras. Atsidarė Amerikos biržos, tai aišku džiugu, kad kaip matom mano SP indeksai šitie ETF-ai biški pakylė yra, nors vienu momentu raudonavo viskas, jau galvoju, sakau, pataikiau nupirkt, viskas kris, bet aišku, biški viskas visai neblogai. LTC Properties irgi pradėjo į pliusą jau, Realty Incomas dar tik tai biški minusiukė sėdi. Taigi dabar, kaip ir minėjau, pirksiu brazilietiškų bankų akcijų, šiandien jos tokios baisiai neskuba kilt ir kaip matom $6.2 dabar ir pagal savaitės kreivę matom panašiai tokį lygį. Pagal dienos kreivę irgi dabar esam nebaisiai kažkur aukštai, todėl manau galima ir bandyti pirkti. Aišku, būtų galima dėti, turbūt bandyti limitą ir akcijų skaičius ir pagal kainą matyti kažkokią užsidėti. Tai galim ir pabandyti įdomumui. Gerai, 40 eurų ir bandykim nuo dabartinės kainos daryti, kad po 6,40 bandysim pirkti. Nu ir pabandykim užsidėti. Aha, ir man čia kažkodėl neleidžia. Akcijų skaičius. Čia man duoda akcijų skaičių, o ne sumą. Supratau. Jeigu darom limitą, tada mums neduoda rinktis ir mes turim būtinai akcijų skaičių daryti. Nu tai aš per daug galvos gal nesuksiu, imu pagal rinką, dedu 40 euriukų ir bandau pirkti. Taigi, pasirodo, jeigu norim pirkti su norima kaina, tai tada reikia būtinai tik tai vienetais nurodyti, negali sumą ir už kokią kainą. Taip, gerai, ir pasiėmam Banko Bradesco. Labai geras tikeris BBD. Tai vat, toks linksmas trumpinys. Nu ir išleidžiam paskutinius 40 euriukų. Irgi bandom, aišku, kaina dabar šiek tiek pakilus. Gal. Nu, bet porą centų ten ar ten. Jeigu kils iš tikrųjų stipriai, tai taip ar taip kažką pralošim, o jeigu laimėsim, o jeigu kris stipriau, tai irgi tada tai, kaip sakant, čia porą centų ten ar ten, vis tiek kaip ir perspektyvų ilgalaikis investavimas, bent jau bandysiu tokį daryti, tai kažkaip labai kažkokio tokio ir nebus. Po darbų pavargęs, tai vat užsidėjau pirkimus, matau, kad jau po 333 pavyko nupirkti kažką. Bank Bradesco būtent po 333, aišku, čia rodo 331 kreivė, aišku, matyt biržai netaip ten viskas greit šokinėja, gal ir uždirbt nori, tai biški brangiau parduoda, tai vat ir 6 kem, kaip matom. Taigi, dabar einam į bendrą apžvalgą. Taigi, ką turim, tuoj. Taigi, Bank Bradesco ant nulio kol kas sėdi, gavosi 12,89 akcijų už 40 eurų. Išeiras pliusas, Itau bankas jau norėjau pasijau, kad plius 12, aišku, čia tas poros centų svyravimas ir iškart iš pliuso į minusą gali sėsti. Tai čia labai kažko nėra, LTC Properties pliusė. Tai vat, vienu žodžiu, bendroji sumoji dabar pagal mano nupirkimus, tai investuota buvo įsidėta į krepšelį 300 eurų. Aišku, nuėjo keletas centų kiekvienam pirkime, kur akcijos dolerinės, tai iš euro teko konvertuoti pirkimui ir ten po 7-8 centų susimokėta tokį kaip ir valiutos konvertavimo mokestį. Ir dabar, kaip matom, bendroji sumoji, aišku, čia ir nerodo, kad pas man lygiai 300 investuota, nes kaip ir minėjau, tie konvertavimų valiutų skirtumai nesiskaičiuoja kaip investicija, tai realiai gaunasi, kad rodo, kad aš biški mažiau nei 300 investavęs ir aišku jau rodo, kad apie 8 centai kažkur pliusas. Tai portfeliukas kol kas minuse nėra,
jau ir yra, aišku, čia šokinėja, tai čia greit, bet, vienu žodžiu, toks portfelis, vienu žodžiu, vakaras nusikalęs, laikinkit, prenumeruokit kanalą ir stebėkit toliau, kaip seksis man čia vystyti savo šitą portfelį. Nesu aš kažkoks profesionalas, tiesiog esu toks šiek tiek mėgėjas, pasidomiu, pasiskaitau apie tas investicijas, kažką labai ten subtiliai, giliai kažkur įsigilinęs nesu, bet taip vis tiek nemažai informacijos turiu, domiuosi, tai va ir bandysiu formuoti tokį atsitiktinį portfeliuką ir žiūrėt, kas gaunasi, ar realiai be labai jau didelių ten žinių žmogus gali kažką su investicijom nuveikti šitoj srityje. Tai va ir pamatysim, ir arba pasitvirtins toks bandymas, arba nepasitvirtins. Taigi, iki sekančių video ir iki.